Negaliu kaip dažniausiai sakyti labas rytas, nes ryte buvo minusas, galvoju iš ryto tai tikrai nevarysiu. Biškį leisim pašilt vandenukui, nes mūsų tema šiandien bus avižadrebis ir šitos mikro visokios žuvytės. Nu aišku, norim tai ne mikro žuvyčių, norim pagauti kokį karosą, karšį, kuoją didžiulę, ešerį, šapalą. Nu, viską, ką įmanoma pagauti ant to avižadrebio, ką galėtumėm skaityti bonusu. Tai norim viską pagauti. Aišku, labiausiai mums dabar išeina pagauti visokius mikro šeriukus. Bičiuliai. Čia jau beveik galim kaip ir bonusą skaityti. Toks ešeriukas, ne? Esam tokioj įdomioj vietoj. Negaliu, kai man patinka tokios vietelės. Čia yra Smiltelės upelio uostelis. Toks džiunglynas. Ką čia pabandom užsidėti? Gal tokia kraujinė. Kraujinį vabaitą pabandysim. Toks vandenėlis. Bet čia jis bus pats šilčiausias. Jo, pabėgo. Jo, bet tokioj vietoj jis bus pats šilčiausias ir daugiausiai šansų, kad čia bus kažkoks tai žuvies susikaupimas truputėlį. Kas čia? Kas čia? Big fishas, ne? Nu ką aš žinau, jau toks ešeriukas ant to avižadrebio visai smagiai. O, koks ešerys. Ok. Nu, okei, vis tiek norėjau persirišti. Užsirišim Mad Black 0,5 gramų. Nors gal galėčiau rišti ir lengvesnė. Nu, gal paskui lengvesnę pabandysim.
vietiniai laivistai čia mane įleido ir ant liepto pasivaikščioti. Nu ir ką jūs norėtumėt? Šeriuką jums duoti. O ką tu čia darai? Gerai. Wow. Buvau apšnypštas iš visų pusių. Gerai, einam toliau. Jos mane persekė, aš jums sakau. Girdit, gulbiukai, nebaidykit man žuvies. Aš jūsų prašau, ką? Papa. Nu ką žinau, šiaip tas ešeriukas tai toks, ne? Bet ant avižadrebio tai jisai kaip tankas eina. Dar vienas toks visai nieko. Manau, kad paliekam jau tą smiltelę, suostelį. Kažką mes čia pakabinam rimtą. Bus jaučiu lydeką. Aš su batais negaliu čia įbristi. Jo.
savo. Gerai, gerai, ateik. Ateik. Opa. Jau teko šiaip pagauti lydekiukų vieną kitą, bet šitas kaip ir didžiausias. Nežinau, aišku, mes jį galim skaityti, galim jo neskaityti. Kaip jau ir buvo čia prie kojų. Būčiau su botais, būčiau išsitraukęs. Kokio čia dydžio tų kojų plaukiojo, eik tu šikti. O! Nesupratau, ar aš ją čia už kupros užkabinau, ar jinai man kybo. Apa. Yes. Raudansparnė. Tokia, ne, gražuolytė. Pasimažino avižėlį iki 0,3 gramo. Ir biškį stengiuosi lėčiau paduoti ir vos ne vietoj palaikyti. O, gražią turim. Ką mes turim, bičiuliai? Šapaliukas. Yes. Šapaliuką. Wow. Pirmas mano danės šapaliukas. Gerokai mažesnis už tą lydeką, ne, bet man šitas žuvis labiau į temą ir labiau pradžiugino. O, įsižiojęs. Šapaliukas mažas. Užsidėjau baltą tantutę ir 0,3 gramų avižėlę. Kas čia? Čia jau ne šapaliukas. Čia. Antra pagal gerumą šiandien žuvis. Nu gal, ne, sakyčiau antra. Lydekiukas vis tiek trečioje vietoje. Tokia kojytė, ne? Storulytė irgi prieš nerštinę. Nežinau, ar čia ta balta tanta veikia, ar truputėlį pakeičiau techniką. Dieną, kai švietė saulė, mačiau daug žuvies paviršiui, tai stengdavaus labiau paviršiui žvejoti. Dabar duodu daugiau avižėlį paskęst, kad labiau prie dugno žvejoti ir kažkaip
Kol kas 2 geriausios žuvis, tai paimt iš eilės užkybo. Tuoj mes pabandysim. Kažkur čia. Blemba, vat patingėjau britkelnes apsimavę. Nors pradžiai žvejybos net botų buvau neapsimovę. Dabar gerai, kad nors botus apsimoviau. Rišu palomar mazgą avižėliai. Nededam nei jokio floriko, nei jokio karabinuko. Tiesiai rišame avižėlę prie pinto valiuko. Likusį galiuką nukerpam. Kažką gerą turim. Šapalas, dar vienas. Šits jau didesnis. Na, wow, čia tai visai linksmas jau šapalenzas. Opa. Gerai. Opa. Nu ką, čia tai jau šapalas toks, sakyčiau, kaip ant avižėlės. Tai rimtas visai, a ne? Įdomu, ar čia ta balta tantutė mane taip traukia šiandien, ar čia tiesiog laikas atėjo prakipti. Čia šiaip yra, nu matot, posūkis. Čia dobė ir aš ant skardžiuko gaudau. Tiek tenais. Šiaip ir ta vieta šiandien, dar šiandien posūkėje, kažkur šalia dobės ant skardžio šiandien dar negaudžiau, tai gal dar ir tas čia dasidėjo. Nice, bet tas antras šapaliukas tai jau toks į smagesnę pusę tikrai. Tai bičiuliai, pakomentuokit po šio video, kokią įdomiausią ar didžiausią žuvį esat pagavę ant avižadrebio. Manau, būtų tikrai įdomu visiems, kas žiūri ir kas skaito komentarus. Nuėjo, blemba. Kažką gerą turėjom. Gerą. Ir priepat žolių. Priepat. Ar čia galėjo nueit mano svajonių žuvis ant avižadrebio? Šiaip mano svajonių žuvis avižadrebiu būtų turbūt lynas arba karosas. Galvoju, kažkaip reikia čia tą posūkį dar daugiau biškį apgaudyti. Susirast kokią vietelę čia nusileisti. Blemo, bet čia taip tie medžiai nefainiai nulinkę. Nei užmest, nei prieiti. Dar viena aukšlytė.
aukšlių susirinkimas čia šitoje vietoje. Nu, dar vienas metimukas. Ir eisim kitur. Kelinta gal 4. ar 5. žvejyba vižadrebių. Atrodo, kad jau po biškį pradedu pagauti. Esmė, ne, kažkiek, kaip čia reikia tą žuvį drebinti. Nu, jau ir sąrašas įsiplėtė. Pagautų žuvų šiandien nemažai. Pridėjom šapaliuką, pridėjom aukšlę, raudonsparnės. Prieš tai buvau tik ešeriukų ir kuojų pagavę. Tai visai linksma. Šiaip pirmas žvejybas man nelabai lipo tas avižadrebis. Bet šiandien, po šiandienos, tie ypač šapaliukai, tai mane labai maloniai nustebino, nudžiugino ir kažkaip jau truputėlį kitokį įspūdį susidariau apie tą avižadrebį. Tai bičiuliai, šiandien tiek bus. Vėlgi nepamirškit paspausti nykščio, palikti komentarą ir būtiniausia, jeigu jums patiko turinys, užprenumeruokit mano kanalą. Bet koks jūsų atliktas veiksmas, ar paspaustas nykštys, ar komentaras, ar prenumeratos mygtukas spusteltas, labai padeda kovoti su tuo algoritmu.